tas pasaulis, kokį esate įpratę matyti, jau niekada nebeegzistuos. Ir tai yra dėl kelių veiksnių. Pirma, globalistų veiksmų absurdiškumas jau pasiekė ribą, po kurios tų šalių žmonės vadovaujami šešėlinės valdžios marionetėmis pradeda kristi į bedugnę. Ekonominė, politinė, moralinė ir milijonai žmonių pradeda tai suprasti. Todėl aukščiausiuose valdžios sluoksniuose atsiranda vis daugiau žmonių, kurie yra pasirengę prisiimti atsakomybę už žmonių. Išmetimą iš šios aklavietės. Šie žmonės matomi, tačiau šiuo metu visuomenėje vykstantis procesai netrukus iškels jas į paviršių. Taip atsitiks todėl, kad visus šios metus besikaupianti kritinė žmonių vidinio teisingumo poreikio masė sudarys energetinės ir fizinės prielaidas valdžios pokyčiams daugelyje pasaulio šalių, kurioms vadovauja sąžiningi, padorūs ir svarbiausia nepaperkami žmonės. Visi ciniški, veidmainiški, korumpuoti globalistų kontroliuojami. Lyderiai greitai atsidurs istorijos šiukšlė dėžėje. Antrasis veiksnys – buvusių koloninių šalių susivienimas prieš šimtmečiais jų pavergėjus. Atėjo laikas nusimesti šią per didelę naštą, pradėti gyventi visavertį gyvenimą, patiems tvarkyti savo šalių gamtinius ir žmogiškosius išteklius, neatiduodant jų už dyką baltiesiems šeimininkams ir neleidžiant naudotis tikrai vergiškų savo piliečių darbų. Ir matote, kad šis procesas jau prasidėjo visame pasaulyje. Trečias veiksnys yra tai, kad žmonės pervargo nuolatinio moralinio streso, baimės dėl savo ateities, nuo milžiniškų pastangų, kurie žmonės turi dėti, kad susikurtų bent jau priimtiną gyvenimą. Šis reiškinys yra tarsi snaudžiantis ugnikalnis, kuris ilgą laiką kaupia ugnikalnio magmą, o galiausiai lemia jo galingą išsiveržimą. Būtent tokios būklės visuomenė dabar yra daugelyje pasaulio šalių. Tiesioginė prasme visuomenė gyvena tarsi ant ugnikalnio. Ir jei prie visų aukščiau išvardintų faktorių pridėsite tai, kad žemės energija sparčiai kinta, išstumiant iš jos senas dvimatės programas ir vyksta lėtas, bet užtikrintas pačios dvimatės matikos naikinimas, tada galima pamatyti visą šiuo metu žemėje vykstančių procesų vaizdą. Todėl, brangieji, nenusiminkite, o padvigubinkite